Įsivaizduokite, per visą žmonijos istoriją vos keli šimtai žmonių paliko Žemę ir pažvelgė į ją iš kosmoso. Tarp jų vos vienas vienintelis lietuvių kilmės NASA astronautas. Ši istorija apie Karolį Babko. Žmogų, kurio šaknys siekia mažą Lietuvos kaimą, o pasiekimai pačias aukščiausias orbitas. Karolis Joseph Babko gimė 1937 metais Niujorke, lietuvių emigrantų šeimoje. Jo seneliai iš mamos pusės kilę iš Kėdainių rajono, Gineitų kaimo, vietos, apie kurią jis visada kalba su pagarba ir nostalgija. Amerikoje jų karta jungėsi bendruomenės, statė bažnyčias, leido laikraščius ir iš paskutiniųjų stengėsi išsaugoti savo kalbą bei kultūrą. Karolio mama augo būtent tokioje aplinkoje ir vaikystėje su namiškiais kalbėjo lietuviškai, tačiau laikas darė savo. Kai 1937 gruodį Niujorko Kvinso rajone lenkų ir lietuvės šeimoje gimė Karolis Josephas Babko, namuose jau skambėjo anglų kalba. Babko kartais prisimindavo mamos pasakojimus, kad vaikystėje šiek tiek mokėjo lietuviškai ir lenkiškai, bet ryšys su protėvių kalbomis pamažu išblėso. Dar jaunystėje Babko svajojo apie dangų. Baigęs Jungtinių Amerikos valstijų karinių oro pajėgų akademiją, pirmąją jos laidą, jis pradėjo skraidyti viršgarsiniais F-100 ir F-105 lėktuvais, kaupdamas tūkstančius skrydžių valandų ir šlifuodamas savo įgūdžius iki tobulybės. Vėliau jis tapo bandymo pilotu garsioje Edwardso bazėje, vietoje, kur buvo laužomi greičio ir aukščio rekordai, kur patys drąsiausi vyrai sėsdavo į eksperimentinius raketomis varomus lėktuvus. Tačiau jo kelias į kosmosą nebuvo tiesus. 1960-aisiais jis prisijungė prie MOL, Man Orbiting Laboratory programos, kurią ją vykdė kaip karinės kosmoso misijos bandymą. Projektas buvo nutrauktas dar prieš startą, bet Babko ten įgijo unikalios patirties ir netrukus tapo NASA astronautu. Babko, kaip ir kiti astronautai, turėjo pereiti 10-metį sekinančių treniruočių, simuliacijų ir pagalbinių rolių. Vienas pirmųjų jo rimtų darbų NASA buvo dalyvavimas 56 dienas trukusiame antžeminiame eksperimente Skylab Medical Experiments Altitude Test. Tai buvo gyvybiškai svarbi misijos Skylab simuliacija, kurios metu įgula gyveno specialiame modulyje imituojančiame kosminės stoties sąlygas. Babko taip pat buvo pagalbinėme Apollo-Soyuz misijos personalo sąraše 1975 metais. Tai buvo istorinis pirmasis tarptautinis skrydis, kai orbitoje susijungė amerikiečių ir sovietų erdvėlaiviai. Babko iš Hjustono skrydžių valdymo centro palaikė ryšį su įgulomis. Tam net pramoko rusų kalbą. Tikrasis proveržis atėjo tada, kai Babko buvo paskirtas į Space Shuttle programą, visiškai naujos kartos erdvėlaivių bandymus. Ruošiantis pirmajam Kolumbijos skrydžiui, Babko vadovavo bandymų ir tikrinimo grupiai Kenedžio kosminių skrydžių centre. Jis buvo vienas iš tų žmonių, kurie iki smulkmenų tikrino kiekvieną varžtelį, nuo kurio priklausė pirmosios įgulos gyvybės. 1983 metais jis pirmą kartą pakilo į kosmosą kaip Challenger misijos STS-6 pilotas. Tai buvo istorinė kelionė, pirmasis šio laivo skrydis. Babko buvo atsakingas už sklandų erdvėlaivio valdymą. Ši misija įėjo į istoriją ir dėl to, kad astronautai pirmą kartą išėjo į atvirą kosmosą iš Shuttle tipo erdvėlaivio. Dėl raketinės pakopos gedimo, kai tik paleistas DDRS palydovas atsidūrė neteisingoje, nestabilioje orbitoje. NASA inžinieriai nepasidavė. Per kelias mėnesius preciziškai manevruodami mažyčiais palydovų varikliais, jie sugebėjo pakelti jį į reikiamą aukštį. Tai buvo neįtikėtinas išgelbėjimas, įėjęs į kosmonautikos istoriją. Po 5 dienų, 23 minučių ir 42 sekundžių apskrieję Žemę 81 kartą, Challenger, pilotuojamas Karolio Babko, sėkmingai nusileido. 1985 balandį jis tapo misijos vadu, vadovaudamas Discovery STS-51D skrydžiui. Ši misija taip pat neapsėjo be iššūkių. Paleisto ryšio palydovo aktyvavimo sistema nesuveikė. Tada Babko su įgula ėmėsi desperatiško plano. Priartėjo prie palydovo ir naudodami roboto ranką su pritaisytų improvizuotų įrankių, pramintų musgaudžiu, bandė mechaniškai pajudinti įstrigusį jungiklį. Nors bandymas nepavyko, jis pademonstravo neįtikėtiną įgulos kūrybiškumą ir ryžtą. Tų pačių metų rudenį Babko vėl sėdo į vado kėdę, šį kartą Atlantis misijoje STS-51J. Tai buvo pirmasis šio erdvėlaivio skrydis ir dar viena sėkminga užduotis Babko vadovybėje. Tai buvo slapta misija, vykdyta JAV gynybos departamento užsakymu. Jos metu į orbitą iškelti 2 kariniai ryšių palydovai.
Su šiuo skrydžiu Karolis Bobko pasiekė kelis unikalius rekordus. Jis tapo pirmuoju ir vieninteliu astronautu skridusi 3 skirtingų Shuttle erdvėlaivių Challenger, Discovery ir Atlantis įgulose. Maža to, jis yra vienintelis astronautas dalyvavęs 2 skirtingų erdvėlaivių pirmose skrydžiuose. Vieną kartą kaip pilotas, kitą kaip vadas. Už išskirtinę karjerą 2011 metais jo vardas buvo įrašytas į United States Astronaut Hall of Fame, Jungtinių valstijų kosmoso šlovės galeriją. Tais pačiais metais Bobko pirmą kartą apsilankė ir Lietuvoje. Susitiko su giminaičiais, aplankė Gineitus ir, kaip pats sakė, pagaliau pamatė savo šaknis. Per 3 misijas jis kosmose išbuvo iš viso 386 valandas arba 16 dienų, 2 valandas ir 3 minutės. Jei tau patinka istorijos apie mokslą, kosmosą ir žmonės, kurie peržengia ribas, nepamiršk paspausti patinka ir prenumeruoti technaujienos.lt. Kiekvieną savaitę leidžiamės į keliones po technologijų ir mokslų pasaulį, kad parodytume, kaip toli gali nuvesti žmogaus smalsumas. Nors Bobko visą gyvenimą praleido Jungtinėse Amerikos valstijose, jo pavardė ir istorija lietuviško pasididžiavimo dalis. Jo pasiekimai įrodo, kad net iš mažo Europos kampelio gali kilti žmogus pasiekęs žvaigždes. Kaip pats yra sakęs viename interviu, visada nešiojausi tą jausmą, kad mano giminė iš mažos, bet stiprios tautos. Karolis Bobko mirė 2023 metais, rugpjūčio 17 dieną, sulaukęs 85. Jis išliko žmogumi, sujungusi 2 visatas – Lietuvą ir kosmosą. Karolis Bobko ne vienintelis lietuvių kilmės žmogus palikęs pėdsaką kosmoso istorijoje. Rimantas Stankevičius, marijampolietis, legendinis bandymų pilotas, ruošėsi tapti sovietinio daugkartinio erdvėlaivio Buran pagrindiniu pilotu. Deja, jo svajonei nebuvo lemta išsipildyti. 1990 metais jis tragiškai žuvo aviacijos šou Italijoje, demonstruodamas orlaivį. Kolegos jį vadino žmogumi be baimės. Aleksejus Jelisejevas Kuraitis, ankstyvųjų Soyuz programos kosmonautas, kurio tėvas buvo lietuvis. Nors Aleksejus Jelisejevas Kuraitis ir nebuvo NASA astronautas, tačiau jis 3 kartus skrido į kosmosą – nuo 1969 iki 1971 metų, o jo šaknys siejamos su Vilniumi. 3 žmonės – skirtingų epochų, skirtingų valstybių atstovai, tačiau visus juos jungia viena gija – lietuviška kilmė ir siekis pakilti aukščiau už dangų. Lietuva dar neturi savo astronauto programos, tačiau mūsų žmonės jau seniai paliko žymę pasaulinėje kosmoso istorijoje. Nuo Bobko Challenger iki Stankevičius Buran. Tai kelias, vedantis nuo mažo krašto prie didžiųjų žmonijos pasiekimų. Ir galbūt vieną dieną, kai į kosmosą pakils pirmasis astronautas su Lietuvos vėliava ant peties, prisiminsime šiuos vardus kaip tuos, kurie pradėjo kelią. Ar greitai pamatysime į kosmosą pakilusi lietuvį? Pasidalink savo nuomonę komentaruose. Jei nori daugiau gilių faktais paremtų mokslo ir technologijų pasakojimų, paspausk patinka ir prenumeruok technaujienos.lt. O jei nori pamatyti, kaip atrodo Hirošimos sprogimas palyginus su didžiausiais branduoliniais sprogimais pasaulio istorijoje, peržiūrėk mūsų video 5 galingiausi branduoliniai sprogimai žmonijos istorijoje. Ačiū ir iki.